Labas vakaras, šiandien sausio 29 diena, 1071 karo diena. Yra daug įdomių dalykų fronte. Tai pirmas dalykas, gera naujiena, kad krypčiai nuo Kupiansko iki praktiškai Pakrovsko ir žemiau šiek tiek Pakrovsko pradės vadovauti generolas Dropata. Tai yra jaunas generolas iš jaunosios kartos, pasireiškęs ir 14 metais. Jeigu aš neklystu, su šarvuočiais įvažiavo į Mariupolį, tada kirto visas užtvaras ir taip toliau. Mūšiai, galima sakyti, irgi taip pat sulėtėjo, intensyvumas sumažėjo. Būtent fronto linijoje, kaip pasirodo pagal informaciją, kad iš Kursko lik ir atitraukti Šiaurės Korėjos kariai. Tai tokios įdomios naujienos, galima sakyti, mažos, geros ir, galima sakyti, kaip ir teigiamos iš dalies, galbūt kažkokios naujovės laukia. Tai va, dar kartą dėkui už tai, kad stebit kanalą, spaudžiat like, rašot komentarus, remiat per Contribui platformą, irgi labai dėkingas. Ten manęs klausė, biškį papasakot apie Širokino operaciją. Reiktų atsiminti, iš tikrųjų, buvau jaunas, gražus, kūdas, pasportavęs. Dabar tik tai jaunas ir gražus, bet ne kūdas, kaip čia pasakyčiau. Tai tokia situacija. Gavos tai, kad tada turėjom rėmimą šiokį tokį iš vienos kompanijos, paprašė pagalbos tokiam vadinamam schidnai korpusui iš Charkovo, prie jų prisidėti, pakonsultuoti apie taktiką. Tai tą ir padarėm. Važiavom, jis sakė, pasitiks Zaporižėje, aišku, niekas nepasitiko, paskambino, sako, sėskit taksi ir varyk į Širokiną, ten jau vyksta operacija. Nu ką, sėdė taksi, susirandė taksi, 3., 4. atsako taksistas, 5. sutinka. Toks žiguliukas sėdė, kelių aišku nebuvo rasta, dabar geresni keliai, sąžininkai sakau, nes tos kelius žinau. Nuvažiavom iki Mariupolio, Azovo bazę, tai yra ten mieste stadione, sporto mokykla buvo, ar mokykla kažkokia, didelė teritorija, ten susitikom, sako, liksi čia, ar važiuosi su mumis, sako, ką veiksit. Važiuojam į puolimą, važiuojam, tai taip ir išvažiavom, sakykim, tai šitoj vietoje situacija tokia ir įdomi buvo, kad pirmas mūšis mano, galima sakyti, vyko Širokine. Taip, visą naktį važiavom be kontakto, tai yra daugiau mažiau įvažiuota buvo į Širokiną, nuo kalvos pusės žemyn. Ten išlaipinti kariai, kurie užsiėmė pozicijas, ta prasme pastatuose įsirenginėjo. Mes grįžom, tada važiavom iš štabo vadavietę, kur dabartinis mokymo centro Kirtas vadovavo Azovo 3. mokymų, iš 3. brigados Azovo mokymo centre Kirtas, jis tada vadovavo. Visai operacijai pasirodo, ne per seniausiai, kaip sakiau, atnaujinom kontaktą. Tai nuo Azovo jūros paplūdimiu davažiuoji, palei paplūdimiu davažiuoji iki stovyklų ten, arba poilsio sanatorijų, kaip aš nežinau, ten įvardint, pakili 225 laiptelius į viršų ir atsiduri tenai. Tai tokia istorija. Gaunam pirmą užduotį, kad tą padaryti, papatruliavom, viskas kaip ir gerai naktį. Grįžtam, pamiegam porą 3 valandėlių, sužinom, kad vyko rusų šturmas tą naktį, toks stiprokas. Jeigu taip įsireiškus, tuo metu atrodė stiprokas. Aišku, prarastos mašinos buvo, Azovas prarado, ten dar šiokių tokių nuostolių patirta. Ir aišku, gauname informaciją, kad tose pozicijose, kur buvo palikti kariai, vienoje iš gatvių, galima sakyti, iš Mariupolio, kur atvažiuoja į Širokiną, paliko naktį pozicijas kariai, atsitraukė, paliko daiktus. Tai ir buvo idėja, kad nuvažiuoti, surinkti daiktus. Jeigu pastatai neužimti, ta teritorija kaip ir buvo neužimta pagal visą informaciją, tik tai buvo šturmas, galima sakyti, pilkoji zona tapo.
Tai tiesiog suplanavom, nuėjom pas Bileckį, pasiklausėm informacijos apie situaciją, sako, mūsų čia naktį buvo šarvuoti, sakom, kas čia dabar teritorija, sako, mūsų, viskas tvarkoja, susipakuojam, 3 mašinomis, idėja tokia, kad tiesiog į gatvę atvažiuoja į T-Forbo sankryžą, pirmą mašiną blokuoja sankryžą, išsidėsto kariai žiediniai gynyboje, paskutinė irgi uždaro užkardą ir vidurinė mašina tiesiog praeina per namus, surenka, kokie daiktai buvo palikti mūsų karių, granatos, amunicija, kuprinės, ta prasme, viską, kas surenka ir parneša. Tai viskas kaip ir buvo aiškus, planas aiškus, lengvas, sakykime, atvažiuojam iki ženklo Širokinas, ten tokia nuokalnė yra, sustojam, po dešinę pusę net ir dabar matos tos pozicijos yra po dešinę pusę ten prie ąžuolo. Kairė pusė yra kitos pozicijos, nueina pasiema kariai kulkosvaidį, nežinau, kodėl jie ten buvo palikę, nes, kai sakau, paliko, nuėjo, pasiėmė, atsinešėm, įsivalę, pradėjom valyti, iš tikrųjų stovim, pravažiuoja mašiną, iš apačios ten, kur turėjo būti mūsų pozicijos, prasidėjo ugnis. Tai vat, kaip sakoma, buvo pirmas mūšis. Aišku, šaudė kulkosvaidis ir greičiausias VD tuo metu, tai tiesiog ta grupė sušoko į griovį, kuris eina iš ilgai kelio, lygiai grečiai kelio žemyn į apačią, tai reiškia, iš apačios tu nieko, iš viršaus nieko nepadarysi, nes vienas kitą dengia, aš stovau už mašinos, vairuotojas pradėjo atsitraukinėti su kulkosvaidininku su tą mašiną, tai aš už mašinos atsitraukinėjau kokį 100, gal 150 metrų į viršų šiek tiek, bet jie sustojo, tada, kadangi ąžuolas buvo kokie 50 metrų nuo kelio, prie to ąžuolo greitai persėmėjau poziciją. Užsiėmė poziciją, kas juokingiausia yra tai, kad pasitaisai akinius, pasitaisai šalmą, kaip priklauso. Galvoju, ką tu čia veiki, vaikinė. Na ir pasideda mūšis. Mūšis yra pasišaudom. Jie pašaudo, mes pašaudom, jie pašaudo, mes pašaudom. Aišku, kontaktas dabar juokingai atrodo, nebuvo taip juokinga tuo metu. Kaip sakyt, mastai, kaip sakau, ką aš veikiu. Kulko švilpia, tikrai švilpia. Tai reiškia, tai ne tavo kulka. Bet kai šaka krenta, tikrai nėra malonu. Ir galvoju, kad kai važiavome, čia buvo 2 Azovų Spartanai. Spartanai tai yra šarvuočiai, stovė viršui su šmėliais, jeigu aš neklystu, arba kažkas 50 kalibro ginklais, tik ne brauningai. Ir viskas. Kokie 10 minučių toks pasišaudimas mes, tiksliau mano, aš, kulkosvaidininkas, jie atšaudo atgal. Ir toks ugnies pasikeitimas. Pasisuku į kairę, pasignalinu, žiūriu, kad Azovo jau šarvuotis atvažiavęs, rodo, prieik, išvešim. Prieinu, sako, galim išvežt, sėsk, išvešiu, viskas, sako, ne, ten atkariai stovi. Sako, aš negaliu vairuoti, nes kadangi neturiu veidrodėlių. Tai sutarėm tai, kad aš stoviu gale, priekyje jo, rodau jam rankytėm dešiniau, kairiau, juda, stop. Iš griovio karį ištraukė, greituoju būdu pribėga. Išsitraukė, jis atsistoja šalia tavęs, jis įeina į mašiną, sėdi kabiną. Taip, įsitraukėm visus, susėdom tokiu būdu ir išvažiavom. Aišku, palikę mašinas nuokalnėje. Tai šitoj vietoj buvo priimtas sprendimas, kad sėdam atgal į Spartaną. Spartanas mūsų atveža, įsilaipinam, tiksliau aplenkia mašinas, uždengia nuo ugnies, kadangi tai yra vis dėlto šarvuotis ir pakylam. Tai vat, tokia situacija, taip ištraukė mašinas, planas įvyko, gavom ugnį. Grįžtam į štabą, gaunam informaciją, kad reikia apsuptas Donbaso batalionas, nes naktį atvažiavo kavalerija, kaip aš juokavau, iššoko su šarvuočiais greituoju būdu į Širokiną, aišku, gavo malkų, kai kas į apsupimą papuolė, 7 Spartanai sudeginti, buvo linksma, kai aš sakau. Tada suplanuojam jų ištraukimą, išvažiuojam. Aišku, ten nieko attraukti nereikėjo, jie patys išėjo, tik susidinam mašinas, išvežėm iki Mariupolio, į Azovo bazę. Taip. Tai va taip atrodė toks chaosinis mūšis. Tokių dabar nėra, tai yra juokinga. Bet tuo metu nebuvo juokinga, nes, ta prasme, tas laikas buvo tas laikas, tai yra 14 metai, visa kita. Tai yra šaulių mūšiai. Dabar taip yra žiaurus mūšiai. Artilerijos netgi tada nebuvo. Įsivaizduokit, be artilerijos. Tai yra kulkosvaidis, granatsvaidis, dar kažkoks PTRK, sakykim, prieštankinis granatsvaidis, raketa prieštankinė. Tai taip atrodė to laiko mūšis.
kažkas prašėt paklausti, tiksliau kaip tai atrodė, trumpai iš savo pusės papasakojau. Ta prasme, tai buvo nuotykis visiems. Ta prasme, tikrai nebuvo, kad ten kažkas kaip dabar ten visai skirtingas gyvenimas buvo. Toks kažkoks važiuoja į Mariupolį, ten visi wow, pavaišina maistu, pavaišina kava, ta prasme, kad jūs padedat. Aišku, po to juokingos istorijos būdavo, kai atskrendi į Kijevą, iš karto mašiną pasitinka, dėdėsi lemenės, granatas, automatus ir galvoju, dabar kam to reikėjo, kada važiuodama į daryti oro žvalgybos skrydžius su dronais. Nežinau, tai buvo linksma. Dabar už tai yra ką prisiminti. Daug pasakų nereikia pasakoti, aišku, Pieskose susipažinau su gerai žmonėm, irgi taip pat su vienu snaiperiu čia padariau įrašą, kai tik jisai sužeistas, dabar Vokietijoje gydomas. Kai tik, kur buvau davęs įrašą kažkada, kur man padėjo su evakuacija iš Chersono, žmogus irgi Vilniui guli dabar operacija, sunkia operacija žmogui, peršauta ranka. Čia kaulas, išėmė kaulą iš kojos, atstatė kaulą, buvo infekcija įsimetus, dabar tikrai sudėtingai. Tai vat palaikau tą žmogų, kai tik buvau savaitgalį pas jį nuvykęs, pakalbėjom, nuvežėm ko paprašė, parūpinam ten visokių priemonių, labai džiaugiasi, sako, buvau reabilitacijai prieš operaciją, nes jau buvo iš pusę metų turbūt ligoninėje pragulėjęs Ukrainoje. Sakau, kaip sekė, sako, va tai ką nupirkot, ten toks rankom pirštinės tokios yra, kad treniruoti raumenis, tai buvo geriausia reabilitacija, tai nežinau. Tokie įspūdžiai yra, šiai dienai grįžtam prie žemėlapio, tai kaip tik atsidaręs Kurską, tai sakykim, čia mūšiai aprimo, kaip ir minėjau. Pagal visą informaciją, kas dabar eina, kad liktai Šiaurės Korėjos kariai atsitraukia, neaišku, kodėl jie buvo atitraukti. Ar čia Trumpo įtaka, sakykim, ar tai yra tiesiog išsekimas, nes tie kariai kariavo kaip Antram pasauliniam kare. Šturmuojam, galima sakyti, su žodžiu ura. Ir bėgam tiek, kiek kojas neša ir kur akis mato, be jokios sistemos. Kuo toliau, kuo giliau ir garsiau šaukiant ir šaunant. Tai va, kol kas jie atsitraukia. Aišku, galbūt jie patyrė didelių nuostolių, tai reiškia nebūtinai sužuvę, bet turbūt daug yra sužeistų. Arba tiesiog politinis sprendimas, kad juos reikia atitraukti, kažkokie susitarimai, kurių mes dar kol kas nežinom. Tas 24 valandų ugnies taikos sudarimo planas dar neįvyko. Vis dar vyksta tos 24 valandos. Taip, pagrindiniai mūšiai šiai dienai vyksta, galima sakyti, Sverdlikovo kryptyje. Tai yra, va čia mes turim Sverdlikovą. Ir čia jie įšoka, kaip sakant, įlėkė, gauna malkų ir atsitraukia. Kol kas, kad Sverdlikova yra užimta, nėra informacijos. Toliau yra maža gyvenvietė, jeigu aš neklystu, Darino, tokia mažytė gyvenvietė, kai matot, čia didinti reikėtų labai daug. Yra dvi Darino, yra Nikolajevo Darino ir yra Darino, kaip matot. Tai Rusai apskelbė, kad yra Darino ir deklaruoja, kad Nikolajevo Darino jau yra užimta. Yra klaustukas, tikrai mūšiai čia vyksta, nieks neneigia, bet kam dar kol kas priklauso yra sunku pasakyti, nes viena pusė sako nepaimta, kita pusė, kad paimta. Nuotraukų nėra. Tai jos interiai negali patvirtinti. Tai visai liekam prie to, kad kol kas tai teritorija yra ukrainiečių, bet greičiausiai su laiku bus užimta ir neaišku, kiek ta mėlyna zona susitrauks. Aišku, kaip ir matom, visas judesys yra į Sverdlikovo kryptį, tai mūšiai, suprantama, į kur toliau judės. Tai va čia ir buvo Sverdlikove, atsiprašau, iššokę su šarvuočiais, šarvuočiai buvo sunaikinti ir tiesiog teko atsitraukti. Tai tiek ten Kursko srityje, toliau galima judėti link Charkovo krypties. Tai čia yra tokia įdomesnė situacija, čia galbūt užvakar buvo, Vovčiansko kryptyje, jeigu aš neklystu, čia kažkur tai šitoje atkarpoje įvažiavo Rusijos tankas ir ekipažas pasidavė.
Tokia vat informacija. Šiandien čia buvo sunaikyta BMP. Realiai čia vyksta poziciniai mūšiai. Ta prasme, matom, šaunam, bet šturmų nevyksta. Tiesiog yra galimybė kažką nukaunam arba sunaikinam. Tai kol kas čia tokia situacija yra. Kupianskas. Čia yra tokia labai įdomi situacija, bet aš sakyčiau netgi po paskutinės apžvalgos praktiškai jokių pakitimų nėra. Priešas kaip ir užėmė tą placdarmą, bet kol kas neaišku, kur toliau vystys, matomai išnaudoja savo tuos esamus pajėgumus ir bando daryti reorganizaciją, kaip sakoma, kažkiek pasipildyti savo pajėgoms ir vystyti toliau savo puolimą. Bet mūšių tikrai intensyvumas, kaip nekeista, visoje linijai labai stipriai mažėja ir tai praktiškai grįžo į tą lygį, koks buvo prieš Kursko operaciją. Intensyvumo didelio nėra. Toliau mes. Čia yra situacija be pakitimų ties Perkėla. Kai matom, lygiai tas pats Terni kryptyje, situacija be pakitimų, sakau, net porą dienų toks štilius, galima sakyti. Nežinau, ar tai prieš gerą, ar tai prieš blogą, bet kol kas yra štilius. Čiasi Fiarė, kaip matom, lygiai taip pat priešas kiek įėjo, tiek įėjo, o pagrindiniai mūšiai taip ir vyksta, galima sakyti, pramoniniai teritorijai, kažkur tai, vat, jeigu neklystu čianai, jie čia vyksta tie mūšiai ir daugiau niekur nepersikėlė. Priešas tiek iš kairės, tiek per centrą, tiek kairysis flangas, sakykim, dešinysis, niekas nejuda. Tai reiškia, tikrai mūšiai aprimo. Kažkam ruošiasi. Kam, dar neaišku ir kokiais pajėgumais. Bet kai matom video, pagal jų pačių video, kokią transporto priemonės vežamos į frontą, kaip jie važinėja po tos pelkynus, dabar ten tikrai pelkynai, galiu pasakyti, ten toks molis yra šlykštus. Juodžemis, bet su moliu. Tokio aš net nematęs esu. Jeigu prie batų prilipo, tai įsivaizduokit, kad tu ir eini su tuo visų guzlų 5-10 kg. Tai yra tragedija. Tai va, įsivaizduokim, tokia mėšlinė, dumblinė, jie važinėja. Paskutinį video mačiau, kai man juokingai atrodė, kai kažkas iš Araną minivieną panašus, durelės išmestos, atviros kaip tipo bagės. Tai šarvuočio neturi. Tai reiškia, tikrai situacija ten nėra labai gera, būtent su aprūpinimu. Galbūt jie laukia. Kažkas bus pažadėta. Taip, nedideli pakitimai taktiniai yra Toretsko kryptyje, tai čia pagrindė vyksta kovos. Jeigu kalbant apie patį Toretską, tai prie Toretsko čia yra tie vadinami terikonai, tai pagrindas vyksta dabar dėl tų terikonų žemimo. Aukštumų čia man teko nakvot, gal 16-17 metais, toks sovietinis kalnakasių miestelis, tai galima sakyti, tikrai reikalavo jis jau viso atstatymo. Tai tas karas galbūt palengvins jo atstatymą, greičiau bus renovuoti namai, jeigu pavyks atsimti tas teritorijas. O jeigu liks pas rusus, tai matysim kaip ir kitose okupuotose teritorijose, jokio prošvaišio atstatymus arba ekonomikos vystymo. Tai va šiandien, sakau, vyksta mūšiai Toretske, bet tikrai rašistai irgi steigia, kai matot, jokių pakeitimų nėra. Galbūt didesnis veiksmas vyksta, sakyčiau, Pakrovsko kryptyje. Kelyje nuo Mirhorodo į Konstantinovką arba Konstavką, kai mes mėgstam vadinti. Tai pagrindė šiandien pakeitimai vyko čia, kaip matote. Baranivkos kryptyje bando išeiti vis dėlto į tą kelią, nepasitvirtino, kad jie čia būtų įsitvirtinę. Čia labiau vyksta kovos dėl šitos sankryžos. Tai yra ne sankryžos, o estakados tilto, kurį susprogdino atsitraukdami. Tai reiškia, čia viskas patapo pilkąją zoną, dėl kurios ir kovojama. Perspektyva kol kas nyki, sakyčiau, nebent Drapatė kažką pakeis, aišku, nepakeis per dieną, per dvi, bet jeigu turės komandą, kuri suplanuos, kuri pritrauks resursus, manau, kad gali tikrai stipriai parodyti tai, ką gali. Jeigu žiūrint kiek kairį flangą, Udačnė, Kotlinė,
čia situacija be pakeitimų, kai matot visiškai be pakeitimų, centras lygiai taip pat be pakeitimų, niekas nepasikeitė, nesvarbu, kad iki Pakrovsko čia liko turbūt kokie 6 kilometrai, jeigu aš neklystu, plius minus galima taip pasakyti. Jo, 6,5, 6, 7 kilometrai. Bet kol kas situacija tokia yra. Tai pajėgos tikrai yra išsekusios ir pas rusus matosi judėjimas pagal osinterius, kad juda iš vieno flango, sakykime, į kitą flangą. Permetama ten, kur tikrai mato, kad galbūt kažkas pavyks. Bet nėra tai, kad galėtų siųsti tokiom bangom, tokiu intensyvu, koks buvo prieš tai. Toliau mes judam link Kupiansko. Tai va čia situacija darosi įdomi. Kai matom, yra keletas taktinių pakeitimų, tai yra nedideli taktiniai laimėjimai, prasiveržimai. Ir pagrindas yra dabar judėti palei upę, iš Ševčenkos per Andriivką, Oleksijivką, praktiškai į čionai kažkur išeiti. Arba bent jau Andriivką. Nuo Andriivkos šitoj vietoj ukrainiečius nustumti į kitą upės krantą ir pradėti ataką Konstantinopolį, Ulakį. Ir aišku, tą jie daro iš Zelenivkos šiam momentu. Tai čia yra situacija tokia nėra dėkinga, vėlgi, kai sakau, klausimas, kam laikyti, nes čia susidaro jau pleištas, kurį galima iš visų pusių apšaudyti, prarandama logistikos metu daug technikos, visko prarandama daug. Bet ukrainiečiai vis dėlto laiko, nežinau kodėl, sakau, iš šitą sakymą niekad negaunu, kiek be kalbų, reikia laikyti kiekvieną metrą taktiškai, vis dėlto būtų jau geriau atsitraukti, aišku, prieš tai įrengus pozicijas reiktų žiūrėti, bet greičiausiai tai būtent turėtų eiti kažkas tai vat per šitas vietas gynybinę liniją. Ir greičiausiai reiktų išeiti link upės šitos. Tai vat, būtų gynyba šito krašto kažkaip atrodytų panašiai. Bet jie šitoje vietoje galėtų daryti manevrinę gynybą tą, ką daro būtent Kursko srityje, nesilaikant kiekvienos pozicijos. Ir tikrai turėtų daugiau. Aišku, jie turi patikėti tuo, bet kol kas situacija čia yra be pakeitimų. Sakau, keista, be pakeitimų ir juda vis dėlto priešas turi šiai dieną iniciatyvą. Didesnė, mažesnė, bet jisai turi. Ir galima sakyti, apie Zaporižę nieko nėra, informacijos jokios, aš ten nelabai ką radau šiandienai. Tai sakykime, kad situacija yra stabili tokia, kokia buvo prieš tai. Ir toliau judant reikėtų judėti, tai yra link Chersono. Ten situacija labai įdomi. Aišku, bando jie įlysti tas salas, jeigu mes taip kalbam Oleškė, tai mūšiai vyksta Oleškė kryptyje, sakykime, perėti prie Antonovkos tilto ir čia įsidėti placdarmą, taip pat bando plaustais visokiais parankiniam plaukiančiom priemonėm, aišku, ir kateris ir vandens motociklais, panaudojant priedangą kaip rūką, persikelti salas ir ten šturmuoti. Kol kas tai vyksta žiaurūs mūšiai dėl salų, bet šiam momentui iniciatyvą čia laiko ukrainiečiai, jie seniai įsidėstė, pasiruošę pozicijas ir jas laiko. Tai va, turim tokią situaciją būtent šitoj vietoj. Aišku, radau įdomų video, Madiaros, kaip tik dabar įdėsiu, tai sakau apie kabelinius dronus, kaip aš juokauju, tai yra šviesolaidinius. Jau Madiara reiškia, kad turi priemonę, kaip matot, puikią priemonę. Dronas būtent aptinka kažkokiom priemonėm skrendantį droną su šviesolaidžiu ir būtent jų dronas jį sunaikina. Tai va, ten video, kai matom, išgelbėjo ir gyvybę ekipažui apačioj stovinčiam automobiliui, kuris turbūt net nesuprato, kad tai kas net įvyko. Tai va, kai aš sakau, kodėl nereikia kopijuoti idėjų, o reikia galvoti apie priekį, aš už judėjimą į priekį, technologinį judėjimą į priekį, galvojama, kaip ginsimės, o ne tiesiog bandyti parduoti idėją, kad čia to uždirbsim babkes, taip kaip bandoma, daug kas bando tai padaryti. Valio, sėkmės, bet toli taip mes nenueisim. Mums reikia vystytis, jeigu apie dronus kalbant, vystyti technologijas, tai galvoti, ko reikės ateityje, kiek jie bus reikalingi, kalbėti su kariuomenė, kokio poreikio reikėtų, taktika ir visa kita. Tai vat, kaip sakau, matot video
savo parodo, kad jie yra reikalingi dronai, bet jie praranda, netgi jau tie, kur atsparus rebams, tuoj bus naikinami. Jeigu ukrainiečiai sugebėjo, rusai taip pat sukurs kažką. Tai va, dėkui, šiandien nėra daug informacijos iš fronto, pabandžiau vis dėlto kažką papasakoti iš savo praeities, ką aš planuoju, tai laukia siurprizas, 31 dieną susitikimas labai įdomus, žinau kas bus, o 1 dieną vasario išgirsit, ką mes pasiekėm iš tikro. Pakvietė sudalyvauti vienam projekte, mes neatsisakėm, vis dėlto kodėlgi ne, jeigu dirbam toj krypty, irgi gerai. Tai dar bus informacijos, aš papasakosiu apie tai, kai galėsiu. Tai va, dėkui dar kartą, kad stebit kanalą, remiat, spaudžiat like, remiat per Contribui. Ir ką, nepamirškit prenumeruoti ir paplatinti. Tai yra gerai, nes vatnikai bijo, jie šitos tiesos, ir tegul jie bijo. Kai klausit, kieno Krymas, Krymas yra būtent Ukrainos. Ir manęs daugiau nereikia klausti, kada jisai bus atkovotas, tada, kada išeis jie patys pabėgs iš Krymo, galiu atsakyti, bėgs. Karas nesibaigė dar, balta vėliava Ukrainoje neiškelta. O jeigu jinai yra neiškelta, tai reiškia, jie dar turi valios kovoti. Iki.